Nuo penktadienio Garliavoje Klonio gatvėje budinti minia nesiskirsto. Ji pasiryžusi sutrukdyti perduoti mergaitę motinai. Klonio gatvės nuotaiką stebi mano kolega Karolis Vaitkevičius. Labas, Karoli. Labas, Arasa. Na, iš ties, Klonio gatvėje žmonės nesiskirsto. Ačiū tau. Klonio gatvėje žmonės nesiskirsto, jų apie 80, ir visi jie sako, kad jeigu pasirodys pareigūnai ar bus bandoma atimti mergaitę, jie taip pat atsakys smurtu. Šalia manęs stovi Audronė Skučienė, Drąsiaus Kedžio teta. Pone Skučienė, kokia dabar situacija? Na, ko jūs tikitės? Iš ko? Na, iš pareigūnų, iš kitų veiksmų. Iš pareigūnų tai mes tikimės pačio baisiausio scenarijaus. Vaicekauskienė sakė, kad bus įmama, grubiausia jėga bus panaudota. Kaip supratau, kiekvienam žmogui bus atskiras policininkas skirtas. Ką jūs ketinate daryti? Mes stovėti kaip ir stovėjom. Man atrodo, šitas vaiko tragedija tai pranoksta Dantės pragarą. Ar jūs turite tokių žinių? Nu taip, mes visą laiką nerime ir kadangi šiandien išgirdom tokią žinią gavom, kad Stankūnai prie Vaicekauskienės kontoros, vėlgi žmonės sunerime, vėl renkasi būriais greitai skubiai į gatvę ir, aišku, gins mergaitę. Sakykit, po penktadienio, buvo mergaitė sužalota, tai kokios dabar savijauta? Tos žaizdos, žinot, nubrozdinimai kaip ir greičiau praeina, o dabar negerai, saugiai jaučiasi, bet nerimas, kaip ateina svetimi žmonės į namus. Sakykit, Kėdainių teismas skyrė Venckienei baudą, kuris apie 18 tūkstančių ir 200 už kiekvieną pradėtą dieną. Ar pinigai gali kažkaip sukeisti situaciją? Kieno situacija? Venckienės visgi turės mokėti baudą. Palaukit, tas sprendimas skundžiamas, nors iš Lietuvos teismų. Tai, žinot, visi Venckienės, kada Venckienė nepalankus, jie labai skubiai sprendžiami, o pedofilijos byla kiek ilgai neatverčiama. Pažiūrėkit, Stankūnai, tai kada buvo pareikšti kaltinimai, jie iki šiol nepateikti. Tai čia, žinot, sunku pasakyti, kaip čia bus. Sakykit, ką jūs ketinate daryti, jeigu pareigūnai pasirodė, sakė, duosit atkirtį, ar įmanoma pasipriešinti brutaliai jėgai? Brutaliai, bet žinot, vis tiek aš nežinau, žmonės, nemanau, kad taip abejingai žiūrės į šitą visą tragediją. Kaip jūs įsivaizduojat, ką galima padaryti, kaip išspręsti, kaip įvykdyti teismo sprendimą? Ar jūs priešintumėtės, jeigu mergaitė sutiktų eiti su mama? Tai be abejo niekas nesipriešintų, bet mergaitė visi, man atrodo, puikiausiai penktadienį girdėjau mergaitės poziciją. Ką mergaitė išsakė, tai jau turėtų visi net bijoti iškišti veidus į televiziją, visokių kūrė ir nekūris, bet daleiskim ten ir kaip šiandien kalba atsisėdęs teisingumo ministras, tai jisai turėtų kaip tik tos tiesos ir siekti. O jis kalba kažką, visai nekalba apie mergaitę. Kodėl ta mergaitė yra toj situacijoje? Kodėl neatsidūrė pas Venckienę, o ne pas Stankūnai tai yra? Kodėl ta byla penkto turi atversta būti? Ir dėl šitos mergaitės liudijimo ir turi jinai būti atversta ta būtent byla. Premjeras šiandien pasiūlė, kad būtų galima mergaitę patalpinti, nežinau kokiu būdu, į neutralią kažkokią aplinką ir kad ji pati galėtų apsispręsti. Girdėjom. Tai žinot, jinai buvo patalpinta į Vaiko raidos centrą, kurios vadovas Pūras, negerbiamas psichologas. Tas psichologas iš vis neturėtų tokiai vaikų įstaigai vadovauti, kada jis pasisako už jėgą prieš vaiką. Tai čia absurdas, tai aš nežinau, blogiau nebūna. Tai jūs nemanot, kad yra kažkokia saugi, neutrali aplinka, kurioje mergaitė galėtų? Tik čia ir kol bus žmonės. Ir turi būti vis dėlto priimtas normalus teismo sprendimas, kad ta mergaitė bent būtų išnagrinėta pedofilijos byla. Tada prašau, aišku. Ir mergaitės noras. Čia pirmiausia, mergaitės turi būti noras gerbiamas. Daug kalbėti apie tai, kad mergaitė galėjo būti paveikta, esą terrorizuojama, ar iš ties taip yra? Tai jūs matėte iš mergaitės. Taigi vaikas, jeigu jis būtų kaip tik jai proga dabar pamatyti tą mamą, atėjo mama, Kalbėjome su Audronė Skučienė, Drąsiaus Kedžio teta, ir toliau lauksime, kaip baigsis situacija Klonio gatvėje. Žmonės pasiruošė duoti atkirtį. Rasa, žodis tau. Dėkui, Karoli. Manau, kad su tavim dar šiandien nekartą susisieksime. Mes tęsime žinias.